Gerą dieną, gerbėmieji. Ką, sveikinuosi iš garažo. Tai reiškia, kad bus kelionė. Šiandien tiksliau sugalvojau vakar. Labai neblogas oras, paskutinis savaitgalis. Tu vasaros, tiesiog kažkaip reikia paminėti. Tai parašiau draugams, sakau, gal nulekiam iki Latvijos pasidaryti, kas gero. Tai žodžiu sugalvojau, kad reikia nulėkti iki Saldų, gal į Saldus nevažiuosiu, gal ir važiuosiu. Tai žodžiu varysim iki Kuldygos, pasižiūrėti po urvus palandžiot, varysim ir ten aplankysim ir Krioklį, tą ilgiausią, ir pasižiūrėsim taip, kas gero Latvijoje. Tai žodžiu, kol kas žirgelis kaip ir pabalnotas. Viskas kaip ir suruošta. Kaip sako, bus galima bandyti važiuoti. O dabar ką žinau. Šiaip orus prognozavo, tai tokius ten apie 20, o pas mus dabar yra 17, tai nėra baisiai šalta. Bet galvoju, dabar lėksim jaučiu nuo lietaus biškį, bet gal nepavys mūsų. Bent jau pagal prognozes, ką žiūrėjau, tai turėtume išvengti. Tai matysim, kaip bus. Žodžiu, pirmas sustojimas greičiausiai, kad bus Kuru ir paskui tik tai Telšiai. Pažiūrėsim, Telšiuose labai gražu, pažiūrėsim, kas ten gero. Tai žodžiu, kol kas tiek. Rimtesnis sustojimas papildyti kuro. Papilnumai? Labą dieną. Kolos sustojom netoli Varnių Baltik Petroleum degalinė plovykla. Yra man būt gerai mopkės nusiplaut. Švarios datos mopkės. Dar bus laiko. Gal jūs porą žodžių į mikrofoną? Kaip jums kelionė? Ar dar nesušalote? Vis lietučio gaunate? Nėra kelionė, viskas einasi, 5 lašai nukrito. 5 lašai lietaus rūbai labai gelbsti, aišku, biškį kelienai sušlapo, bet nedaug. Viskas labai gerai. O čia jau jūs balytę padaryt, net laikyt, kai klausykit. Gal ir nuūsų, netoli žinau. Ne, dar tiek nebuvo lietučių. Pasivaidensiu ir aš. Tai kitas sustojimas bus Telšiuose turbūt. Telšiai. Telšia dėl magnetuko, o paskui tiesiai į urvus. Man magnetuko nereikia, tai tik tai jums. Man magnetuko. Šį kartą jums reikia.
O, trumpas sustojimas Telšiuose. Pasiėmėm magnetukų, va porą, dar šitų. Tai už mano nugaros yra pagrindinė gatvė, bet nežinau, gal pravažiuosim, pafilmuosim, bet matysim kaip. Žodžiu, važiuosi, lietaus gavom, pastoviai su apranga. Ko nesitikėjom, bet gerai. Viskas gerai. Nėra čia ko verkti. Tai dabar, žodžiu, Telšiuose, kaip ir viskas, bandysim judėti link Latvijos. Greičiausiai dabar jau tik tai stosim ten tam tuose urvuose. Tai kol kas tiek. Jungiam transliaciją. Atvykom į Riežupės smėlio urvus. Čia už nugaros motociklai, ten. Tai žodžiu, bandysim nueit pasižiūrėti, kas ten darosi, kaip kas. Už nugaros man čia yra upė. Hebra su baidarėm plaukia. Nežinau, čia matosi. Matosi. Tai bandysim nueit tenais, pasižiūrėsim, kaip atrodo viskas. Šiaip važiuojasi gerai, bet biškį nervuoja, tas trumpas lietutis buvo, bet čia tik Lietuvoje. Važiavom į Latviją, pasikeitė viskas iš karto. Tai ten bandysim lyst nagi į tuos urvus, pažiūrėsim, kaip tenais mums seksis. Buvo biškį pakimęs, bet nieko tokio, kaip nors išsisuksim. 460 metrų labirintą, oro temperatūra urvuose ištisus metus yra pastovus, +8. Pastovus Riežupės smėlio urvas, 2 km ilgio žmogaus rankų. Labirintas yra. Gerai. Einam takeliu. 8 eurai žmogui bus įėjimas. Nu, pažiūrėsim. Tuoj daisim. Reik nusifotkit prie draugelio, ne? Kas? Mažeikiai. Mažeikiai? Draugelis iš Mažeikių. Taip, turim dar čia visokių. Visokių raižinių, visokių visko dar čia yra. Pardavinėja čia. Greičiausiai čia bus vestuvė. Kaip mums papuola, kur nors išvažiuojam į Latviją, tai taip, vestuvės. Vestuvės ir vestuvės. Leisime į žeminį į labirintus. Gavom patokį skrajutę. Sako, nepasiklysit. Bandysim. Tik nežinau, ar šitaip žyt, ar šitaip. Bet ką nors sugalvosim. Atėjom prie įėjimo. Reikės palaukti apie 10 minučių, kol turbūt kita ekskursija pasibaigs. Nes einam tik tai su gidu.
kad gidas mus palydėtų ir čia visą dabar turėsim palaukti. Tai ką, tai žodžiu, ramiai savo pakimarinsim 10 minutėlių, čia pasižiūrim visokių vaizdų ir lauksim gido ramiai savo. O toliau pažiūrėsim, kas viduje. Gerai, lendam į urvą. O čia viso, atsargiai galva. O papa, nežinau kaip fokusuos, bet va, čia net ir šitie gyvena. Kad... O, susitrauka visai, čia pasilenkus reikia eit. Reikia užsidėjom ant galvos žibintą. Lendam, čia jau biškutį. O, čia gal... O, kokia menė. Darf ich das Geist noch? Markam safe, Pasipažinti, kai druska kūkai. Aha. Are you okay? You feel good? No claustrophobia? Okay. Smėliukas. Okay. The cave was man-made 200 years ago. Jo, viršui čia dar yra viršui dolomitas, apačioj čia smėlis, o šitas smėlis kvarcinis buvo gaminamas stiklas. Ten dar ir molio klinčių yra. Stiklo fabric, yes. Nori pašviesti? Čia eiktų savo. Va, turim šikšnosparnį. Это не настоящий. Bet čia jaukumo tikrai nėra. 8 metrai gėlį dabar. Nu ką, lendam vėl. Tu paklaus, gali kaip čia nepasiklysta. Nu kaip tai, tik žinai, mintinai. Čia labirintai, čia tai į dešinę, tai į kairę čia. Okay, čia vienur, kitur. Sutikom. Ne šviesti į viršų, nes dėl to, kad tu tikras šikšnosparnis yra. Tikras šikšnosparnis sutikom. A, jis čia. Aš biškį pa... O čia jis tikras. It's real Batman. Don't flashlight, please. The Batman. Nešvieskite, būkite geri. Okay, let's go. Gerai. Lendam toliau. Įjungiam biškį šviesos. Gerai. Žodžiu, lendam urvuos. Careful, it's low here. Again. Wow, Batman. Oh my God. Vėl šikšnosparnis atsargiai. Kai vėl šikšnosparniai. Kažkur čia jie, bet tai čia jų daug būna. Tai čia jau turbūt ir link rudens tai jie traukia čia. Pizza kiek. Special efforts. Yes, yes. Special for you. Kvarcinis mėliukas. Galas. Okay. Va, urvojam, bet kartais kamera nefokusuoja, tai nepykit, nes čia tikrai tamsu. Ant galvos užsidėjo. Atleisk. Kaip sakė gidai, reikia sakyti atleisk, atsiprašau, tik keliais neisiu. Bet žodžiu, čia viskas siaura, visai mažėja čia. Bet nieko, mes išeisim, palauksinai mūsų kitoj pusėje. Nu kažkauk, atleisk. Atleisk man! O, kaip čia siaura. O, čia tokam, žinai, diktam. Jau
Jau tėčiui būtų reikalų čia praeit. Pilvukui vietos palikti. Mums pilvukui vietos palikta, jo, gerai pasakyta. Nu, bet čia jau, čia tuneliai, tai įdomus. Čia vienur, čia tie dolomitai kasami, čia buvo. Atsargiai galva. Čia. Jau, atsargiai galva, čia viskas žemai, pasilenkus. Kam nugarą skauda, būtų įdomu. Oi, nenur. See, there's tunnel. It's like... Varom. Na, įdomiai čia. Ai, mes jau čia turbūt išeidinėsim. Jau. Pėjom ratą. Kelios halės, salės. Šiaip tai beveik norėčiau pakartot, biškį ten dar vėliau patyrinėti viską. Tikrai garas eina. Tikrai, kaip sakau, reikaliukai čia po tuos. Kasinėti irgi. Nu va, welcome and goodbye. O, išėjom lauką. Ką čia smėlių parsinešė? Parsinešiau. Kaitysim, darysim stiklą, ne? Tikrai taip, be problemų. Nejauku, nebuvau nejauku. Nejauku? Ne, pasiklys būtų nelabai smagu. Nu, bet žemėlapį davė tau. Reikia išmokti naudotis juo. Nei saulės, nei Nieko tokio. samanų šiaurės pusėje. Dabar jau galiu įkvėpti grynų orų. Geras oras. Pilnais plaučiais. Tai va, aplankėm smėlių urvus, šiaip verta, geras statinys. Bet ten. Keliaujam iš urvų. Už nugaros jau vestuvėm ruošiasi. Sakom, jeigu turėtume dovaną, tai gal ir pasiliktume. Nieko gero neturim. Nebent konservinį galiu pasiūlyti iš Lietuvos. Nu va, pietų laikas. Šį kartą nebe valgykla, bet Gerai, nu ką, gerai ir taip, kaip sako, atsidarė konservinę. Pasidėjai spraičiukų, duonutės ir visa kita. Ir kaip sako, skanaus. Skaniausia tau. Va. Kaip sakydavau, jeigu nevalgot, tai pasimkit valgyti, reikit valgyti kartu su mum. Nu va, staptelėjom bokštą apžiūrėti. Blemba lietus kaip ir kaupėsi, bet neaišku, gal negausim. Tai va, dabar eisim, pažiūrėsim į tą bokštą, što jums parodysiu. Toks biškį kreivas, ne toks kaip Lietuvo, bet vis įdomiau. Užlipsim į viršų, pasižiūrėsim, ten turėtų daugiau matytis. Čia tokie takučiai visai smagus, aikštelė va. Ten mopkės sudėtos. Žodžiu, šalia upės, bokštelis. Tai va, tai. O, bandysim įlipt, pažiūrėsim, kaip seksis. Aš taip žiūrau į tą bokštą, tai jis turbūt taip pat kreivas kaip Pizaus bokštas. Nu, jis tiesiai nestovi. No. Užlipom, įveikėm. Nu, pasižiūrim, kokie čia tie vaizdai. Padusau, netoks jau žemas jisai. O, siaubuoja, čia jisai siaubuoja. Tai lietaus truputį gal ir rodosi, bet nedaug. Čia upė. Svarbiausia tai va tenais, tie kriokliai. Jeigu matosi, varysim prie to tilto, prie tų krioklių pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo.
Nu va, atvarėm kažkur netoli tų kriauklių. Čia visokių tautybių yra, tai dar va. Priešais visokių velnių. Bandysim dabar eiti šitais keliukais. Ir priartėti prie kriauklių. Pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Tai опять испугалась? Ojej. Šiaip tai visai gražiai sutvarkyta čia aplinka. Viskas čia kaip. Eini pradeda lietuviškai kalbėtis ir susižiūri, kas čia tokia. Lėkia. Nu gerai, bandysim pasižiūrėti, kas tenais toliau. Nu, šiek tiek arčiau priėjom. Bet dabar galvoju, ar mums čia leis ar neleis. Reiktų pabandyti kažkur į apačią, ten ančių yra, aišku, gal biškį arčiau ir eitų. Žodžiu, ten toliau. Ai, ten anoj pusė, matai. Bet tai tenais reikėtų tada, kažin pala. Anoj pusė ten laiptai yra, čia paskui nusileidai žemyn. Pir. Jo, ten žmonės va bent jau maudosi, kažką daro, jaučiu šitos pusės tur nei velnio neprieisi. Ai, ten tik tai žemai kažkas dar nusileidė, bet nelabai nematosi, kaip ten bando prieiti. Nu gerai, laiptai į apačią, bandom eiti. Nu laiptukai. O, tokie visai status akmeningi. Čia yra reikalų, žinai, nusirakošyti. Čia pareina. Nu jau. Reikaliukai. Nu ką? Reikia jau žvejybinių batų beveik. Ai, jau ten nuvarė dar toliau. Nu. Maukis kelnės įbrisk, antys ėkaus gilės. Nu, grinai. Čia ką bandysim ant šito akmens. Oba. Turim. Tiesiog. Palauk. Bandom čia toliau. Opa, dar vienas akmuo. Ten dar toliau dar vienas. Jeigu neįsimaudysim, bus gerai. Bet žodžiu, palauk, ten toliau dar vienas akmuo. Opa. O tas su kėdukais varo, balti kėdukai skęsta. Kaip tau ten? Skęsta. Sako, tiek to jam užteks. Va. Nu jau. Čia naiso tiltas. Ir kriaukliai kuldygos. Šiaip tokia fainė, visai patinka, čia taip turėtų. Gal gal bandysim pritraukti arčiau šiek tiek. O tada dar ten, ten. Tai reikia pasomai. Čia basom jau būtų įdomu pasivaikščioti iš tikrųjų. Nu, kadangi ten labai patvinę, daug lietaus šią vasarą, tai kriaukliai tokie didokie. Tai nesiryšim čia toliau brist, nes tikriausiai daug prisemtume visko. O ten dar nežinau, jeigu pavyks pritraukti iš kur tai ten maudus į kebrą. Aišku, ne fokusuoja, bet vis tiek. Bet žodžiu, visai gera vieta. Džumbrynai, džiunglynai ir turim kriauklį ilgiausią Europoje. Parėjom pasivaikščiojom, ruošėmės į kelionę, biškį lietau žada. Pistatinį tą visą ir užstatytos mopkiais. Na, bet nieko, mes su motociklais galim per šauniuką bom ir viskas bus gut. Ir atvažiuot varo tą visą bom, visai šalia viską. Nu, tai va. Aišku, Latvijos gal ir vietinis, kas čia žino, nepykstam.
O dabar varysim link namų, bet nežinau, kiek laiko užtruk. Tai nežinau, ar bus video, nebus video. Vėl nežinau. Jeigu bus lietus, tai gal ir nebus daugiau. Matysim. Nu, čing, staptelėjom kavos karštos įkalt Mažeikiuose. Tai Orlen Lietuva po eurą 32 benziną pardavinėja Mažeikiuose. Tai visai gerai. O, šiaip lietaus gavom. Tiksliau, lietaus negavom, o šlapio asfalto gavom. Truputį skalauja patį motociklą. Nu, bet nieko. Kaip sako, atsiplaus. O kaip lietuviai sako, atsipoliruos. Tai va, dabar matysim, važiuosim pro telšius. Ir jau link namų, apie 200 km teliku. Tai visai gerai, va, hebrytė, kavytė, arbatytė ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, matysim, kur susimatysim. Čing, skani kava. O, staptelėjom nusiplaut motociklus, nes po lietingos dienos tai buvo va, kokį baisus, o dabar ką, vėl kailėliais, o vėl galėsim važiuoti į trasą. Jau vakaras, skaitykim, praleidom 12 valandų ant motociklų. Tai va, bet nieko, dabar jau gražus, vėl galim link namų, iki namų 15 km. Buo, štai ir kelionė jau pasibaigė kaip ir. Tai va, grįžom prie garažiukų, motociklai kaip ir va vietoje jau. Susukom lygiai, tuoj parodysiu, sekundėlę. Sekundėlę pasižiūrim. Šiandienos planas buvo įvykdytas 615 km. Va, aplankėm Kuldygą, visai ten gražu, patiko Latvijai. Smagiai šiandien važiavus, gavom lietaus, visko gavom šiandien. Su lietaus rūbais teko panaudoti, bet toks ir lietus, ten daugiau dulksna buvo.
Tai va, Hebrus, paklausim, kaip sekėsi, apibendrinsim biškutį lengvai. Oi, labai geras. Visur pravažiavom lietų, biškai purškiai, bet tai baik. Baika. Puikiai. Tai kad šiandien Baika labai gerai plevėsavo mūsų mėlymis. jau šiandien teko ir paplevėsuot. Labai geras jausmas, tikrai verta. Tokiom išvykom, tikrai verta. Labai. Ir Tai va. dar kol šilta. Da, kol šilta galim lėkti. Bet tuoj pat liko rugsėjis ir pasibaigs šilti. Bet rugsėjį dar bus šilta, dar apsuksim ratu. Nu, tikriausiai. Tai va, tai žodžiu, kol kas pabaigsim vidosiką šito dalyko. Nors ne, greičiausiai pabaigsim Namuose. saulėlydžiu. Greičiausiai. Pažiūrėsim, kaip viskas gavosi ir gausis. Tai va, gerai, iki malonaus, gražių kelionių kartu. Iki Susimatysim. malonių.